Labadiena, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai. Tokią gražią saulėtą pavasario dieną gruodžio vidury išėjau į lauką truputėlį paįvairinimui. Aš gydytojas Vytautas Abraitis ir norėčiau trumpai pakalbėti apie labai nemalonų emocinį foną. Aš ryte perskaičiau, kad niekada nebuvo tiek psichikos sutrikimų, kalba eina apie Jungtinės Amerikos valstijas, ten yra jų psichiatrų draugijos ataskaita. Ir kodėl taip yra, ir ką daryti svarbiausia. Mums labai organizuotai yra siejama panika, ypatingai Lietuvoje. Tai yra parsidavusios ir labai neobjektyvios žiniasklaidos darbo pasekmė, kada kiekvienas rytas mūsų prasideda ten koks nors profesorius Kalibatas apie labai klastingą ligą kažkur tai mums papasakoja, koks nors gydytojas Spiridonovas papasakoja, ko nevalgyti, ir po to 80 rubrikų, kad jau už kažkiek tai laiko prasidės karas. Tiesos dėlei reikia pasakyti, kad yra rubrikos ir kad ten pradedamas kažkoks didelis mikrorajonas gyvenamųjų namų Kaune prie Nemuno ar Vilniuje prie Neries, kas atrodo nesueitų į bendrą kontekstą, nes į šalį, kur tik greit prasidės karas, nieks neinvestuoja. Investicijų labai sumažėjo, be abejo, davė savo rezultatus žiniasklaidos laikysena, bet iš kitos pusės tas rodo du dalykus. Pirmiausia, kad to karo nebus, o kita labai nesąžiningą informacijos skleidėjų požiūrį. Jie nėra debilai, tai yra labai pikti žmonės, labai nehumaniški žmonės, bet jie nėra debilai. Ir jie turi informaciją, kad čia nieko nebus ir dėl to drąsiai investuoja. Žmonės, kurie deda 10 milijonų, jie labai išsiaiškina savo investicijų saugumą. Ir ką daryti žmogui, tokiam paprastam žmogui, kuris mato tą beprotybę ir nieko negali padaryti? Tai pirmiausiai suprast, kad tu kažko tai labai negali padaryti ir tiesiog ignoruoti tuos informacijos kanalus, kurios gadina tau sveikatą, dėl kurių tau spazmuoja koronarai, dėl kurių tau trinka tulžies pūslės peristaltika, ir tiesiog to nedaryti, tiesiog to neskaityti. Nėra žiniasklaidos dabar Lietuvoje, ten LRT, Delfis tai nėra žiniasklaida, dabar žiniasklaida yra socialiniai tinklai arba tikslingas informacijos kažkoks tai kanalas, tikslinga paieška, per paieškos sistemas taip dar informacijos galima rasti, bet tik ne tie mūsų populiarieji. Ir labai yra kai kurių žmonių tokia neteisinga laikysena, labai, ypatingai karo vadų. Tai ne tai, kad karo vadui nedera, apskritai vyrui nedera kelt panikos, labai gėdinga yra mūsų karo vadų laikysena, mūsų šaulių laikysena. Nuolatinis gąsdinimas karu, tai yra žemiausias lygis. Dabar ką daryti? Ką daryti, aš norėčiau pradėti nuo metaforos, kurią pasakė vienas išgyvenęs Aušvico kalinys, kad pirmiausia išmirė tie, kurie galvojo, kad tai greitai baigsis. Po to išmirė tie, kurie galvojo, kad tai niekad nesibaigs. Ir išgyveno tie, kurie koncentravosi į šiandienos ir rytdienos išgyvenimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad per didelis optimizmas nėra gerai ir per didelis pesimizmas nėra gerai. Ir reikia daryti tai, ką tu dar kažkiek gali sukontroliuoti. Mylėjai, tas maištininkų burbulas. Jūs nepasiginčysit su Žoržu Sorošu tiesioginė diskusija, taip, ar su Rothschildų klanu. Nepasiginčysit. Taip, kas belieka? Belieka kontroliuoti tai, ką tu gali sukontroliuoti. Laiku užmigti, laiku atsikelti. Tas beje kalinys Aušvico, jis pradėjo nuo valgymo laiko kontrolės. Kada tie vargšai kaliniai suėsdavo tiesiog tą duoną tą pačią sekundę, nes žmonės išbadėję, jisai tą duoną įsidėdavo į kišenę ir neždavosi naktį pavalgyti į baraką. Jis ten visokius rutuliukus darydavo, labai įdomus jo liudijimas. Yra elementarių dalykų, pavyzdžiui, paikit mano Patreone atgal ten kokius 4 mėnesius, pamatysit, kad net dantų valymosi laikas yra svarbus širdies ligų profilaktikai. Vakare yra geriau valytis negu ryte. Tai nuo tokių elementarių dalykų. Jūs galite padaryti atsispaudimų, galite pasivaikščioti. Tai, ką jūs galite sukontroliuoti. Ir stengtis per daug neimti į galvą to, ko jūs negalite sukontroliuoti. Bet negalite ir viskas. Be abejo, pareikšti savo nuomonę yra svarbu. Bet labai sunku atsilaikyti prieš tą tokį bendrą neigiamą foną ir bendrą neigiamą informacijos srautą. Ir daugelis užduoda klausimą, kas čia darosi toje Lietuvoje su tais protestais. Visi jau klausia apie
įvykius, kurie yra finalinė fazėje, kurie yra pasiekmė, ne priežastis. Kas protestuoja? Protestuoja nepriimti žmonės, nepriimti vaikai. Ką tai reiškia? Jeigu vaikas ateina pas tėvą, kuris jau 146 minutę žiūri TikToką ir atneša savo piešinuką, tėvelį pasižiūrėk, ar kažkokią mergaitę nuskina blatną smilgą ir atneša mamai, kuri jau 83 rašo komentarą Facebook'e, ir mama sako, eik iš čia, eik, ir net nesugeba apsimest, kad yra įdomu. Tai yra nepriimtas vaikas. Ar galima vaiką kritikuoti? Ar galima vaiką drausminti? Be abejo, galima. Prieštaraujant kai kurių ten pačių abejotinos sveikatos psichikos psichologų ir psichoterapeutų nuomonei, vaiką galima kritikuoti ir vaiką galima drausminti. Dabar tik tai reikalinga viena sąlyga. Prisidėkit savo telefoną prie ausies, galite viską išmesti iš galvos, ką iki šiol pasakiau, bet tą frazę prisiminkit, ypatingai turintys vaikus ir anūkus. Galima vaiką kritikuoti ir galima drausminti, bet daryti tai nežeminant vaiko ir be pakelto tono. Ir tada neis tie vaikai protestuoti tylos protestų, kad pasityčiot iš tuometinio Lietuvos premjero. Neis į kažkokius kultūros protestus, nieko bendro neturinčių su kultūra. Ir neis kautis už laisvą žodį, stumiant į viršų tuos, kurie tą laisvą žodį labiausiai ir užgniaužia. Ir tai bus priimtas vaikas. Tai yra žmonės, kurie nepriimti, jie nepriima kitos nuomonės. Jie visą gyvenimą nepriima kitos nuomonės, nes patys savo laiku buvo nepriimti. Ar tai tėvų, ar tai klasiokų, ar tai grupiokų. Ir jiems tas noras yra toks, kad jisai yra viršyje viską. Jie neperlipa per save. Ir Lietuvoje tokių žmonių nėra daug. Kad su tokiam investicijom, su tokiu kvietimu ten susirinko 10 000 žmonių, rodo, kad jų yra labai mažai. Bėda yra kitkame, kad tie žmonės yra aukštose postuose. Ir tokia nepriimantis žmogus, jis formuoja nepriimančios valstybės įspūdį. Lietuva tapo nepriimanti valstybė. Mes negalim priimti kitos nuomonės, mes net diskutuoti negalim kitą nuomonę. Toje pasipila patyčios įžeidinėjimai, pakeltas tonas jau čia darosi normalus. Įvertinkit vakarykštį vienos partijos narių elgesį Seimo salėje, tai parodo kultūros lygį, tų, kurie kaunasi už kultūrą. Ir nežinau, ar jūs mane girdit, labai žemai skrenda malūnsparnis, turbūt prasideda karas, reikia bėgti, diena X atėjo, turbūt sudėta griebti už tašės ir bėgti. Tuoj praskris, kalbėsiu toliau. Ilgai dar skris, gal girdėsit mane. Ir tas laisvas žodis, tai čia yra apie nejokinę laisvą žodį. Tai yra to mažo burbuliuko susibūrimas, kur žmonės jaučiasi saugus. Nepriimti žmonės jaučiasi saugus. Ir jie bijo pažiūrėti plačiau. Jeigu įvyksta demokratiški rinkimai ir išrenkama kita valdžia, kurią tu norėtum, taip, kažkiek patriukšmauja ir viskas baigėsi, o tie žmonės priimti negali. Ir jie nepriima. Ir tokia darosi Lietuva dėja. Paskaitykite bet kokius memuarus buvusių žymių politinių veikėjų, niekur neina kalba apie nepriėmimą, apie izoliaciją, apie nuolatinį karo kurstymą. Kalba eina apie kompromiso paieškas, apie gerą sugyvenimą su kaimynais. Apie tai eina kalba protingų žmonių vadovėliuose. O Lietuva vienintelė pasaulyje neturinti net konsulo lygmens atstovavimo su Baltarusija, Rusija ir Kinija. Tai yra 3 šalis, kur Lietuva, turėdama kompromisinius santykius, pabrėžiu kompromisinius su tom šalim, galėtų būti turtingiausia pasaulio šalis, turint omeny mūsų žmonių sumanumą, mūsų žmonių darbštumą ir discipliną. Ir pabaigsiu nuo to, ko pradėjau, kad mylėjai, užsimkit tuo, ką galite sukontroliuoti. Nueiti į pirtį, pasportuoti, suvalgyti tą, ką reikia, jeigu jūsų pilvas iki kelių, suprantu, kad tai sunku kontroliuoti, turiu pažįstamų rate daug žmonių, kurie to nesugeba kontroliuoti, nors puikiai viską supranta, bet pabandykite. Laiku valytis dantis, neskaityti to, ko nereikia, o skaityti tą, ką reikia, bendrauti. Jeigu jūs esate tokie senučiukai kaip aš, didžiausia rizika demencijai yra ne lašinys, netgi net negulėjimas ant sofos. Didžiausia rizika yra vienišumas ir nebendravimas. Susiraskit žmogų, su kuriuo galite pasišnekėti. Bendravimas yra nepalyginami svarbesnis už bet kokias užsienio kalbos mokymasi,
kryžiažodžius, sudoku ir taip toliau, jau nekalbant apie TikToko ar Facebooko skrolinimą. Tai va, darykite tai, ką galite kontroliuoti, neužsimkite tai, kas jūs dirgina ir dagyvensime ramiai iki galo, dėl to, kad mus smaugiantieji irgi nesijaučia gerai. Iki.